Sveiki, Poryt LT. Šiandieną norim pakalbėti apie tokią specifinę temą, programėlės temą. Mes visi dažniau arba rečiau naudojamės taksi. Ir visada nuo seno nuolat girdim, kai dispečerė nuolat šneka per raciją taksistų ir jau važiuojant tas triukšmas visą laiką girdisi ir kai reikia skambinti, atsiminti numerius į kažkokius, į kuriuos reikia paskambinti. Atsirado galimybė išsikviesti taksi per programėlę. Tai yra, kitaip tariant, tiek taksistas, tiek užsakovas, tas, kuris nori su taksi važiuoti, jau nebebendrauja su jokiu gyvų žmogumi. Yra programėlė, yra programinė įranga serveryje ir yra programa, kurią naudojasi pats taksistas. Ir tai yra toks automatinis dispečeris, automatinis administravimas be kalbančių pavargusių merginų ir be kažkokių bendravimų. Labai greitai galima tiesiog pamatyti ir užsisakyti taksi. Tokia programėlė, kurią aš dabar testuoju, tai yra Taxify. Be abejo, palyginau ją su kitom programom. Sakykime, tokia daugiausiai pažangių elementų man pasirodė, kad turi Taxify. Tai dabar truputėlį ir noriu pristatyti šitą įvairovę programėlių ir truputėlį papasakoti, kaip šios dirba. Iš tikrųjų, pabandžiau naudoti keletą programų. Yra programų, kurios yra naudojamos vietoj dispečerinės vienos taksi firmos. Prie tokių kategorijos priklauso Taxi.net, Taxi LT, tokia programėlė. E-taksi yra, man galva, populiariausia programa. Aš ją bandžiausi jau seniai, jau man nežinoma beveik metus. Ir pasižymi tuo, kad joje galima nurodyti adresą, iš kurio aš važiuoju. Nurodau, į kurią vietą aš noriu važiuoti. Ir štai, kai mes pasirinkome tašką, iš kurio važiuojame, tašką, į kurį mes važiuojame, mes galime pasirinkti dar datą ir laiką, kada taksi atvažiuos. Šitas algoritmas ne visiškai veikiantis yra, kadangi taksistai griebia, kas papuola ir atvažiuoja ir paskui apsižiūri, kad čia užsakymas padarytas ne dabar ir numetinėja. Tai praktiškai pradedi gauti pranešimus ir jie tik tai trukdo tave. Pagal nutylėjimą yra parašyta as soon as possible, reiškia, kaip iškart, kad atvažiuotų. Galima nurodyti keleivių kiekį. Šitoje vietoje yra taksi firmų sąrašas. Nepatogumas yra tame, kad aš matydamas taksi firmų sąrašą nematau jų tarifų. Tarifą reikia sužinoti prieš užsakymą, dar nuėjus atskirai firmas ir apsižiūrėjus, kurioje firmoje koks tarifas. Šiuo atveju, jeigu aš pažymėjęs esu daugiau negu vieną firmą, tai užsakymo metu iš tikrųjų aš nežinosiu, kokia mašina atvažiuos ir koks bus tarifas. Jeigu aš paspausiu užsakyti, tai man tiesiog reikės laukti, kada labai greitai, tiesiog keliolikos sekundžių bėgyje, kažkas iš taksistų pagriebs mano užsakymą, nežiūrėjęs, kas čia per užsakymą. Taxify veikia šiek tiek kitaip. Yra svarbu Taxify, kad būtų įjungtas GPS-as. Man iš karto rodo tą vietą, kur aš esu. Ir aš turiu paspausti patvirtinti adresą. Mes iš karto matome šitoje vietoje, apatinėje vietoje, kiek mašinų yra netoliese. Aš šiek tiek sumažinsiu mastelį ir pasirinkdamas atitinkamą mašiną, kurią aš matau vieną arba antrą arba trečią, aš matau iš karto automobiliuką ant Google Mapsinio žemėlapio ir aš matau iš karto, kur ta mašina yra. Jas rodo pagal eiliškumą, kuo jis arčiau manęs yra. Čia aš matau iš karto tarifą, automobilio vietų skaičių ir priešingai negu e-taksi, mašiną renkuosi aš, o ne mašina renkasi mane. Ir tokiu būdu aš galiu, matydamas automobilį,
automobilį, firmos pavadinimą, kuriai priklauso. Matydamas, kurie vietoje mašina yra, aš galiu pasirinkti atitinkamai savo tą mašiną. Ir iš karto yra, va štai šitoje vietoje, rodo, už kiek laiko ta taksi gali pas mane būti. Čia yra iš karto parašyta, kokiu būdu aš atsiskaityti norėsiu, ar grinais, ar kortelę. Bet taip atrodo užsakymas. Man tai reikia paspausti kviesti taksi ir manau, kad ten 5-10 sekundžių bėgi, kad taksistas patvirtins, kad jisai priėmė užsakymą ir pas mane už 4 minučių bus. Va štai taip atrodo Taxify programėlė ir automobilio užsakymas su Taxify. Mes matome, kad jisai yra kvartalo atstumu, realiai bus netgi greičiau negu po 4 minučių. Na va, pažiūrėjome, kaip dirba Taxify ir programėlę palyginome ypatingai su e-taxi. Taxify man labai patiko. Patiko kodėl? Nes visada laiką malonu, kai ne tave renkasi, o tu renkiesi. Ir vat yra ta galimybė pasirinkti taksistą tiek pagal įmonę tarifas, tiek pagal jo reitingą ir pagal tai, kad jisai yra arti. Tiesą sakant, mane e-taxi porą kartų nuvylė, užsakinėjau taksi išvakarėse ir jinai neatvyko pas mane tuo metu, man siuntinėjo žinutės, o vieną kartą netgi teko pakeisti išskridimo laiką, dėl to, kad taksi mane pavedė. Jeigu kalbėti apie Taxify, tai jinai turi be abejo tą, sakykime, trūkumą. Negali užsisakyti taksi iš anksto, bet užtat labai patogiai veikia užsakymas realiam laikė. Ir kai tu užsakinėjai taksi realiam laikė, tu iš tikrųjų gali matyti tą automobilį, kurį tu užsakai, ar tolys nuo tavęs ir jisai gana greitai atvažiuoja. Bet to tu matai, kaip jis artėja prie tavęs. Tai čia yra labai didelis pliusas. Dar vienas labai svarbus momentas, tai yra tai, kad Taxify taiko visokias nuolat akcijas. Dabar kaip tik malonumas yra toksai, kad įsėdimo mokesčio nėra. Be to Taxify naudojaus Rygoje, kadangi tai yra tarnauja šitą dispečerinę sistemą ne vieną šalį ir ne vieną miestą. Tai nuvažiavau į Rygą ir tiesiog iš autobuso, dar artėdamas prie autobusų stoties, galėjau užsisakyti taksi privažiavo ir mane nuvežė ten, kur aš noriu. Kitas momentas yra tai, kad jeigu aš nežinau adreso tikslaus, o taip ir buvo pas mane ne kartą, ten, kur užsakinėjau taksi, tai mašina tiesiog mato žemėlapį, kur tu esi, po to, kai tu patvirtini užsakymą ir atvažiuoja į tą vietą, tiesiog tu gali eiti gatve ir prie tavęs einančio gatve privažiuos automobilis. Tai yra labai didelis patogumas ir be to nereikia kankintis, bandyti prisiminti adresą, tą adresą, į kurį tu važiuosi. Tai patariu visiems išsibandyti ir naudotis šitokiomis programėlėmis, o neskambinti į dispečerinę. Tai žymiai mažiau laiko sugaištate ir be to kontroliuojat patį procesą, nes matot žemėlapį, kaip automobilis artėja prie jūsų. Iki kitų pasimatymų po Ryte LT.